Sveiki visi. Na ką, ir mano eilė atėjo, ką nors šiandien užvesti. Bus daugiau automobilių. Štai čia prieš jūs yra Mercedesas Pullmanas 38 metų. Kas senesnių filmukų mūsų nežiūrėjęs, tai priminsiu, kad mes esame Raseinių rajone įradę. Jis buvo štai tiek žemėje, įaugęs, kokie 20 metų, stovėjo ir žiūrėjo į tolį po pušimi. Buvo tikrai labai apgailėtinos būklės, tačiau kadangi tai yra labai retas Mercedesas, reto Pullman kėbulo, teko išsitraukti, sutvarkyti, suremontuoti ir štai prieš jūs akis jisai stovi. Jau jį prieš keletą metų darėm, jau kokie 5 metai, tai pilnai, kaip sakant, naudojam tiek filmavimams, tiek malonumui, pasivėžinom renginiuose. Šiandien bandysim užvesti, esame apie 2 metus jo neužvedinėję, pastaruoju metu jis muziejuje Anykščiai stovi, tyliai, ramiai, sausai, maloniai. Užpumpavau benzino, patikrinau tepaliukus, patikrinau aušinimo skystį, įdėjau akumuliatorių pakrautą ir pabandom. Dar iš tikrųjų šiandien nebandžiau net sukti. Nagi. Negalvokit, su sena technika viskas taip paprasta. Viskas gerai. Į karburatorių turi kuras prisipumpuoti. Tuoj mintelė, tuoj. Nuo to tik visiems įdomiau. Kad jūs matytumėt, kiek žmonių dabar prisirinko. Nu tai, pasižiūrėkim, kas tenais vyksta. Viskas dirba. Kadangi daug burzgia aplinkui automobilių, štai girdit? Na ką, kaip po tiek laiko visai lengvai užsivedė, šiek tiek pašildysim variklį, patikrinsim ar krauna akumuliatorių ir kągi, paliksim iki kito karto žiemoti. Ačiū, sutiksim prie kito automobilio.